Sausio 22–28 dienos savaitės horoskopas. Netikėtumų kupina savaitė ir jų gali būti Saulei judant vandenio ženklu gausu kaip pustomo sniego. Savaitė prasidės palankiais Merkurijaus astrologiniais ritmais. Tai tinkamas metas dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, deryboms, sutarčių pasirašymui, perėjimui į naują darbą, gyvenamos vietos keitimui, o taip pat asmeniniams jūsų permainoms palanki pirmoji savaitės pusė. Venerai judant jau ožiaragio ženklu, antroji savaitės pusė tinkamas metas jūsų organizaciniams darbams, kūrybiniams projektams. Penktadienį mėnulio pilnaties įtakoje galite būti emocingesni. Ši diena jums pradėtųjų darbų užbaigimui. Savaitgalį svarbu bus matyti ne tik sunkumus, bet ir galima šviesias perspektyvas. Ypač sekmadienį Merkurijui įžengus į griaunamąjį laipsnį. Šiomis dienomis stiprinkite gražius tarpusavio ryšius, dalinkitės gerumu ir meile. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po avino ženklu. Savaitė, kai netikėtai gali prasiverti naujos durys. Juk svarbu prisiminti, kad jei užsidaro vienos durys, kažkur kitos gali imti ir atsiverti. Tad būkite atidūs, kad jas laiku pastebėtumėte. Tokių atsiveriančių durų paieškoms ypač palankus laikas jau nuo pirmadienio, Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje. Antradienį Venera iškeliaus iš Šaulio į ožiaragio ženklą, savo ritmais padėdama kurti, stiprinti materialų pagrindą. Ši trečiadienio dienos palankios naujų darbų bei finansinių šaltinių paieškoms. Ketvirtadienį mėnulio pilnaties ritmai gali įsiūbuoti jūsų jausmus. Šią dieną daugiau jūsų dėmesio reikėtų ir mažiesiems šeimos nariams. O penktadienį Chironų judančio jūsų ženklo įtakoje palankus dalykiniai susitikimai. Tinkamas laikas karjeros siekiams. Savaitgalį būkite atidesni kelyje, dėmesingesni bendraudami, ypač sekmadienį Merkurijui judant griaunamuoju ožiaragio laipsniu. Šaunių pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po jaučio ženklu. Naujų kelių į sėkmę paieškos savaitė. Ir jei ieškosite jų atidžiai ir atkakliai, Merkurijui ir Marsui judant ožiaragio ženklu, gyvenimas gali pateikti jums ilgai lauktą dovaną, naujas galimybes. Ir tam palanki Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje jau šios savaitės pradžia. Antradienį Venera įžengusi ožiaragio ženklą, kuriuo judės Marsas su Merkurijumi, tinkamas laikas gyvenimo pokyčiams, palanku išsikelti ir naujus finansinius tikslus. Ši ir trečiadienio dienos palankios siekiantiems aukštesnės karjeros. Ketvirtadienį mėnulio pilnaties ritmai stiprins romantiškas nuotaikas. Šis metas tiktų kai kam ir asmeniniams pažintims. Penktadienis jums bendraminčių paieškoms, komandos subūrimui. Savaitgalis permainingas. Šiomis dienomis daugiau laiko skirkite gabumų ir talentų atskleidimui, mėgstamam hobiui, asmeniniam tobulėjimui. Naujų galimybių jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklu. Savaitė, kai gyvenimas suteiks jums netikėtų progų patobulėti. Ir šios savaitės dienomis jūsų krist gali kaip iš gausybės rago. Kam asmeninėje, o kam ir profesinėje srityje. Saulei judant vandenio ženklu jums dažniau kils naujų sumanymų, įdomių idėjų. Norėsis jas realizuoti kuo greičiau.
Ir tam tiktų palankių Merkurijaus ritmų įtakoje mėnuliui judant jūsų ženklų jau savaitės pradžia. Šios dienos šaunios draugystės ir meilės jausmų stiprinimui. Antradienį Venerai perėjus iš jums opozicinio šaulio į Ožiaragio ženklą. Trečiadienis jums darbo susitikimams, deryboms, nekilnojamo turto operacijoms. Ketvirtadienį Mėnulio pilnaties ritmai tiktų namų pertvarkai, šeimos ryšių stiprinimui, o penktadienį stiprės jūsų intuicija bei įžvalgos. Norėsis daugiau dėmesio skirti artimiesiems šeimos nariams. O savaitgalį esant sudėtingesniems Merkurijaus ritmams į gyvenimą pažvelkite filosofiškai. Sunkiais darbais neapsikraukite, stiprinkite imunitetą, sveikatą, daugiau laiko skirkite saviraiškai, mėgstamam hobiui. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Vertybių išgryninimo savaitė. Jūs dienomis aiškiais situacijos, aiškiau atsirinksite tai, kas gyvenime svarbiausia. Savaitės pradžioje palankus Merkurijaus ritmai skatins daugiau dėmesio skirti mėgstamai veiklai. Norėsis kaip į lentynėlę susidėlioti tai, kas jums gyvenime svarbu, atsirinkti, atskirti nuo to, kas yra laikina. Antradienį Venerai įžengus į Ožiaragio ženklą, jau savaitės viduryje būsite linkę finansus kaupti stambesniems pirkiniams. Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, stiprės jūsų intuicija bei įžvalgos, jausmai bei romantinės nuotaikos. Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje ketvirtadienio ir penktadienio dienos dar emocingesnės. Jomis lengviau atskleisite savo kūrybinius sugebėjimus, o taip pat galėsite užmegzti stipresnį dvasinį ryšį su artimaisiais. Šeštadienį Marsui su Merkurijumi susijungus jums opoziciniame Ožiaragio ženkle, daugiau ilsėkitės, laiko skirkite maloniam bendravimui su jus mylinčiais bei suprantančiais. O sekmadienį Merkurijui viešint griaunamajame Ožiaragio laipsnyje ilgalaikių planų kurti nevertėtų. Šią dieną palankiau skirti mėgstamam hobiui. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Atokvėpio savaitė. Jos dienomis Saulei keliaujant jums opoziciniu Vandenio ženklu, darbai gali judėti kiek lėčiau nei įprastai. Juos vertėtų derinti su poilsiu. O Vandenio ženklu keliaujant ir Plutonui galimi netikėti gyvenimo posūkiai. Tokia gali būti jau šios savaitės pradžia. Antradienį Venerai perėjus į Ožiaragio ženklą, kuriuo keliauja Marsas ir Merkurijus, savaitės viduryje kai kas susidomės naujų darbo pasiūlymų. Atidžiai įvertinkite visas šio pasiūlymo galimybės. Ketvirtadienį Mėnulio pilnaties ritmai stiprins emocinį jautrumą. Norėsis namuose kurti jaukią atmosferą, daugiau dėmesio skiriant mažiesiems šeimos nariams. Penktadienį ir šeštadienį Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu puikus laikas romantiškiams patyrimams, o sekmadienis tiktų kultūriniams renginiams, ekskursijoms bei trumpoms kelionėms. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Mergelės ženklu. Kūrybinga savaitė. Šios savaitės dienomis Marsui ir Merkurijui judant Ožiaragio ženklu tinkamus sprendimus rasite į gyvenimą pažvelgę kūrybingai, kai kada netikėtų kampu. Savaitės pradžia Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje jums ypač palanki dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams bei deryboms. Šiuo metu lengviau užmegsite naujas dalykinės pažintis, tad būkite atviri naujoms galimybėms. Antradienį Ožiaragio ženklą įžengs Venera. Jos ritmai gali suteikti postūmį planuojantiems gyvenamos vietos pokyčius, stambesnius pirkinius, norintiems įsigyti nekilnojamą turtą.
Trečiadienį ir ketvirtadienį sektųsi organizaciniai darbai, tinkamas metas projektų pristatymui. Prasidėjusi mėnulio pilnatis stiprins jausmus, norėsis meilės ir pripažinimo. Penktadienis tinkamas metas pradėtųjų remonto statybų darbų užbaigimui, buitinių reikalų išsprendimui. Savaitgalis jums permainingų astrologinių ritmų. Sekmadienį Merkurijus keliaus griaunamuoju laipsniu. Dienos labiau tiktų saviraiškai, kūrybai, asmeniniam tobulėjimui, dalyjimuisi su artimaisiais meile ir gerumu. Šaunių galimybių jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Naujų idėjų savaitė. Jos dienomis Saulei judant Vandenio ženklų dažniau kils įdomių minčių, naujų sumanymų bei idėjų. Jų apmąstymui, aptarimui bei pasirinkimams palanki jau savaitės pradžia. Pirmadienį Merkurijų viešint karališkajame laipsnyje. Antradienį Venerai perėjus iš Šaulio į Ožiaragio ženklą, tinkamas laikas jūsų idėjų įgyvendinimui. Nusileidusiam mazgui judant jūsų ženklų savaitės viduryje daugiau dėmesio ir laiko skirkite dokumentų rengimui, sąskaitų tvarkymui. Antroje savaitės pusėje mėnulio pilnaties ritmų įtakoje į pirmą planą kils tarpusavio santykių klausimai. Bendraujant dažniau paieškokite kompromiso, sutarimo, stiprinkite draugystės ir meilės ryšius. Savaitgalį norėsis pakeisti aplinką, pabuvoti ten, kur dar nebuvote. Tam ir skirkite šį šeštadienį. O sekmadienį Merkurijui judant griaunamuoju laipsniu daugiau laiko skirkite asmeniniam tobulėjimui, mėgstamam hobiui, geriems darbams. Įdomių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Naujų planų savaitė. Jos dienomis Marsui ir Merkurijui judant Ožiaragio ženklu palanku permąstyti siekiamus tikslus, kurti naujus ateities planus. Savaitės pradžioje Merkurijui viešint karališkajame Ožiaragio laipsnyje tinkamas metas dalykiniams susitikimams, deryboms, sutarčių sudarimui. Antradienį į Ožiaragio ženklą įžengus ir Venerai norėsis koncentruotis į ilgalaikius šeimos tikslus, labiau rūpintis stabiliu finansiniu pamatu. Savaitės viduryje tinkamas metas dokumentų ir sąskaitų peržiūrai, prioritetų susidėliojimui, atsisakymui to, kas nebereikalinga. Ketvirtadienį mėnulio pilnaties ritmai gali įsiūbuoti emocijas ir jausmus. Jautriau reaguosite į išsakomą nuomonę, tad jums stebėtojo pozicija šią ir penktadienio dienomis labai pravers. Šios dienos tiktų romantiškiams patyrimams, draugystei ir meiliai. Savaitgalį kurkite kaip linksmą apsakymą. Pripildykite šias dienas giedros nuotaikos, smagaus bendravimo. Kūrybingų sumanymų jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė, kai galite suspėti įšokti, kad ir į paskutinį sėkmės traukinio vagoną. Svarbu, kad judančio jums reikiama kryptimi. Savaitės pradžioje, kol dar Venera vieši jūsų ženkle, o Merkurijus karališkajame Ožiaragio laipsnyje, galite suspėti pasinaudoti netikėtą progą ar galimybę, tad nepraleiskite jos. Kai kas nuspręs imtis permainų ir asmeninėme gyvenime. Antradienį Venera iškeliaus iš jūsų į Ožiaragio ženklą. Šie astrologiniai ritmai skatins kloti kaip namo pamatus materialų pagrindą. Tad šis metas tiktų nekilnojamo turto operacijoms. Savaitės viduryje astrologiniai ritmai ragins susikaupti ties karjeros bei tolesnių perspektyvų klausimais. Ketvirtadienį mėnulio pilnaties ritmai stiprins jūsų jausmus. Reikės rasti tarp jų ir jūsų logikos balansą. Penktadienis tiktų naujų idėjų pristatymui, projektų pateikimui.
o savaitgalį norėsis džiugių potyrių. Šeštadienis tiktų išvykoms bei kelionėms, o sekmadienį skirkite laiko mėgstamai saviraiškai, kas keps pyragą, kas užsiims mėgstamų rankdarbių, o kas susimąstys ir ties kuriamų apsakymų ar eilėraščių. Džiugios ir kūrybingos jums savaitės. Gimusiems po ožiaragio ženklu. Savaitės svarbiems reikalams išspręsti. Jos dienomis Marsui ir Merkurijui, o vėliau ir Venerai, keliaujant jūsų ženklu, aiškiau matysite ne tik esamas situacijas, bet įžvelgsite ir jų ateities perspektyvą. Tad pats metas keisti gerą tai, ką galite pakeisti, o taip pat imtis naujų sumanymų, realizuoti kilusias idėjas. Jums ypač palanki jau pati savaitės pradžia. Merkurijus viešės karališkajame ožiaragio laipsnyje, tad ši diena tiktų svarbiems dalykiniams susitikimams, pokalbiams dėl darbo, sutarčių rengimui bei deryboms. Antradienį į jūsų ženklą atkeliavus ir Venerai palankiau spręsti finansinius klausimus, ieškoti naujų galimybių. Ši trečiadienio diena tiktų nekilnojamo turto įsigijimui. Ketvirtadienį mėnulio pilnaties ritmai padės išsigryninti tikslus. Ši ir penktadienio dienos tinkamos išsikeltų tikslų siekiui, vertybių išsigryninimui, svarbios tvirtų tarpusavio santykių kūrimui, šeimos ryšių stiprinimui. Šeštadienis palankus kultūriniams renginiams, draugų susitikimams, o sekmadienį Merkurijui viešint griaunamajame jūsų ženklo laipsnyje būtinas atidumas kelyje, diena labiau tiktų ramiam atokvėpiui. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po vandenio ženklu. Naujos pradžios savaitė. Jos dienos jūsų ženklų keliaujant Saulei palankios ženklioms gyvenimo permainoms, naujų idėjų įgyvendinimui. Ir tam tiktų jums jau savaitės pradžia, kuri Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje ypač tiktų sutarčių rengimui, deryboms, darbo naujoje vietoje, o ir verslo pradžiai. O antradienį Venerai atkeliavusi Šaulio į ožiaragio ženklą, ši trečiadienio dienos palankios gyvenamosios vietos pokyčiams, nekilnojamo turto paieškoms. Jūsų ženklų judant Plutonui, o ketvirtadienį ir mėnulio pilnaties ritmų įtakoje metas jautrus. Didesnį dėmesį skirkite savo artimiesiems, o taip pat jaukumo bei harmonijos namuose kūrimui. Penktadienį mėnuliui judant jums opozicinių jūto ženklų, kuo daugiau savo laiko ir dėmesio skirkite mažiesiems šeimos nariams, padėkite jiems atskleisti jų gabumus ir talentus. O šeštadienis norintiems pakeisti aplinką, ypač tiktų trumpoms išvykoms bei kelionėms. Sekmadienį Merkurijui judant griaunamuoju laipsniu bendraukite švelniai, įsiklausykite vieni kitų rūpesčius, lūkesčius, dalinkitės šviesiomis mintimis, giedra nuotaika. Šaunios pradžios jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Gilių jausmų savaitė, jos dienomis ne tik kursite naujus ateities planus. Širdis trokš meilės, norėsis išgyventi, patirti gilius draugystės ir meilės jausmus. Savaitės pradžia Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje palanki dalykiniams susitikimams, naujiems planams bei sumanymams. Šis metas tiktų ieškantiems naujo, labiau jums tinkamo darbo pasiūlymo. Antradienį Venerai įžengusi į ožiaragio ženklą, šią ir trečiadienio dienomis dažniau gims kūrybinių sumanymų, laikas tinkamas jūsų talentų ir gabumų atskleidimui. Ketvirtadienį mėnulio pilnatis stiprins jūsų įžvalgas, intuiciją, gilės jausmai, laikas tinkamas ne tik kūrybai, bet ir draugystei ir meiliai, puikus romantiškiams susitikimams.
Penktadienį skirkite naujų idėjų pristatymui, diena tinkama namų pertvarkai, interjero idėjų realizacijai. Šeštadienį šaunų laiko skirti pasivaikščiojimams gamtoje, trumpoms išvykoms, toliau gyvenančių giminaičių aplankymui. O sekmadienį atraskite save naujoje, įdomioje laisvalaikio veikloje. Įdomių patirčių jums šią savaitę.